Sveiki visi, kurie mus dabar girdite arba matote. Aš esu Simonas Bendžius iš Fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC. Ir čia tinklalaidė Tai ką jūs ten darot. Kadangi laida išeina sausio 2 dieną, tai noriu jūs pasveikinti šventų kalėdų ir naujųjų metų progą. Linkim jums viso ko geriausio ir turbūt nerasi geresnės progos tokiai temai kaip ši. Mano pašnekovas yra FTMC organizacijos psichologas Šarūnas Mačiulis. Sveiki. Sveiki visi, kurie žiūrės vėliau. Psichologija, aišku, mes norim kiekvienais naujais metais kažkaip save užsimotyvuoti, pasižadam savo, kad tarkim lankysim sporto klubą arba skaitysim daugiau knygų arba dar kažką daugiau nuveiksim, skirsim daugiau laiko savo arba artimiesiam. Tai visą laiką, kai tokia yra nuotaika gan pakili, norisi kažkaip tą užtvirtinti ir stengtis ir tikimės, kad ir šiuo pokalbiu mes jūs šiek tiek įkvėpsim sėkmingai pradėti savo užsibrėžtus naujus tikslus, pokyčius teigiamus jūsų gyvenime ir tiesiog pakalbėti apie tai, kas yra organizacijos psichologija ir apskritai, kodėl psichologas ir psichologija tai nėra vien tik tai dalykai susijęs su neigiamomis patirtimis, kad kai tik tau bloga, tada ateini pas psichologą, bet kodėl šis dalykas gali labai praversti net ir tada, kai tau atrodo gerai sekasi. Tai visą tą mes aptarsim ir Šarūnai, pradėkim gal tiesiog nuo to, kad FTMC, kaip ir minėta, mes turim organizacijos psichologą, dalykas galbūt daugam pirmą kartą, ar ne, išgirdo šį. Tai kas yra organizacijos psichologas, galit gal paaiškinti? Jo, geras klausimas, nes iš tikrųjų galvoju, kad apie organizacinius psichologus gal Lietuvoje daug mes ir neturime tos informacijos. Viena vertus, gal daugiau orientuota tą sveikatos psichologiją, klinikinę psichologiją. Turime daug puikių resursų, pagalba savo, tu esi tinklapyje, turime daug klaidų, gerų patarimų. Tačiau, kaip turbūt nebūtų keista, didelį laiko dalį mes praleidžiame darbe. Ir darbas taip pat veikia mūsų psichologinę sveikatą ir veikia taip, kaip mes bendravom, kaip mes atliekam tą darbą, visokios perdegimo rizikos, vadovams atskiri iššūkiai, kaip efektyviai vadovauti ir savo laiką skirti darbo organizavimui ir vizijos ir strategijos įgyvendinimui, o ne kažkokiam tai kasdienių veiklų ar gaisrų gesinimui. Tai iš tikrųjų organizacijos psichologas, jeigu taip įbrėžti į 3 esminius žodžius, ką jis daro, tai konsultuoja, atlieka tyrimus ir veda mokymus. Jeigu šiek tiek išplėtoti tą temą, tai konsultuoja tiek individualiai, tiek grupės, tai gali būti kažkoks padalinys, tai gali būti ekspertų grupė, vadovų grupė, projektų komandos grupė, kuri nori efektyviau bendradarbiauti, bendrauti, organizuoti savo darbą, pravesti dėrybas sėkmingas, kažkokius pirkimus, pardavimus, galbūt sandorių dėrybas kažkokias ar ne su užsakovais, klientais arba partneriais. Lygiai taip pat tyrimai, įvairiausi tyrimai organizacijoje ir mes pas save čia atliekam ir ten nuo paprastų tokių kaip fizinio aktyvumo tyrimas ar ne, kiek mūsų žmonės praleidžia laiko sportuodami ar aktyviose fizinėse veiklose, diskriminacijos tyrimai įvairūs, kompetencijų tyrimai, kurie parodo, kokių kompetencijų kolegoms trūksta ar kurias programas galima paruošti. Ne? Vat visai nesenai darėme į podoktorantūros stažuotės vykimo tyrimą, ar ne, kas skatina arba stabdo vykti į užsienį į podoktorantūros stažuotės. Į darbą paliekančių darbuotojų tyrimai, kad žinotumėm, ką galėtumėm patobulinti, kodėl žmonės neužsilieka, jeigu kaita yra didelė. Šiuo atveju mūsų organizacijos nelieka, mes neturime didelės kaitos. Ir taip pat įvairiausi nuomonių tyrimai darbuotojų, ką jie mano apie tai, kaip mes dirbame, kur mes judame ir taip toliau. Ir aišku, mokymai, tyrimų pagrindų, parengti mokymai, patys paprasčiausi nuo efektyvaus bendravimo, kad galėtumėme vienas su kitu susikalbėti. Tie patys mokymai susiję su kažkokiam tai specifiniam veiklom ar ne, galbūt kiekviena institucija turi savo kažkokią specifiką, ne, kur reikia, vieni ten labai dirba daug su klientais, kiti dirba labai daug su kažkokiais tai procesais, kiti dirba su kažkokiam tai įrenginiais, ne, ir tų mokymų reikia. Aišku, ne visus tyrimus atlieka psichologas, nes ką veikia branduolys, turbūt psichologui netiek svarbu, jie patys žino, ką jie veikia ir turi specifinius mokymus, bet kad darbas vyktų organizuotai ir sklandžiai ir kad pasitenkinimo būtų daugiau ar mažiau visokių rizikų, perdegimo, streso ir taip toliau, čia gali padėti organizacijos psichologas.
Tokia kaip prevencinė, sakykime, irgi funkcija, ar ne? Kad ne tik kai jau yra kažkas jau dega ar blogai, bet tu tiesiog ateini, kad užkirstum kelią ateities kažkokiam problemam. Taip, visi trys lygmenys ir prevencija, ir intervencija, ir postvencija, bet aš galbūt akcentuočiau prevenciją, kad tai geriau neįvyktų, negu su padariniais paskiau reikia darbuotis, ar ne? Tai geriau prevencinis. Pyvinis darbas yra turbūt pats svarbiausias. Bet čia įdomu, nes, kaip ir minėjot, jūs, jeigu gerai supratau, kad tai ne tik tas yra, ar ne, problemų užkirtimas kelią, bet tiesiog net ir strategijos padėjimas įgyvendinti strategiją organizacijos, kad psichologas jisai gali, ar ne, tą organizaciją padėti judėti į priekį įvairiom prasmėm. Taip, iš tikrųjų, ir vienas, galbūt pas mus įprasta labiau vadinti psichologus stumia į žmogiškų išteklių departamentą dažniausiai ir priema labiau kaip žmogiškų išteklių kažkokius tai vaidmenis, ar ne vadybinius vaidmenis, ir labai dažnai organizaciniai psichologai praranda savo identitetą, sako, kas aš daugiau, ar psichologas, ar vadybininkas. Tai galbūt tos praktikos mes dar turime mažokai, kad vis dėlto organizacinis psichologas yra organizacijos psichologas, o ne vadybininkas. Ir tada reikia paaiškinti, kad kas yra organizacijos psichologo klientas, kad yra tiek žmogus, tiek, kaip ir minėjau, kažkokia tai darbuotojų grupė, bet ir pati organizacija savaime yra klientas, visa organizacija, kad kartais būna labai nepaprasta paaiškinti. Nes organizacija, kaip ir paminėjau, turi savo strateginius tikslus, vizijos įgyvendinimą, ar ne, vykdo įvairius pokyčius, ar ne, kur psichologas gali padėti. Ir esu padaręs tyrimą, kad pokyčiai vienas iš didžiausių konfliktų priežasčių organizacijoje, nes gali sukelti daug neužtikrintumo dėl ateities, nepasitenkinimo, įtampų. Ir mes, kada patirime vienokias ar kitokias įtampas, tampame jautresni, aštresni ir žodžiai gali būti mūsų ir išsakomi ir priėmimi, turėti kitokias prasmes ir kitokias spalvas. Atrodo, nieko blogo nenorėjau, nelinkėjau, bet... Taip. Bet demonstratyviai piktai mane pažiūrėjo. Taip, organizacijos psichologas dirba su organizacija kaip su vieniu ir, kaip ir minėjot, gali padėti gyventi strategiją, nes vadovas jis neturėtų laiko turbūt ar ne su kiekvienu darbuotoju kalbėti apie jo motyvaciją, apie tai, kas trukdo arba padeda dirbti. Nes kita vertus yra ta pozityvioji psichologijos pusė, kaip ir minėjot, kad ne vien tik tai apie blogus dalykus galima kalbėti, bet ir apie gerus. Jeigu organizacija yra sėkmės fazėje, tai irgi labai svarbu paimti nuotrauką, ar ne, tokia momentinė, pasidaryti nuotrauką, kas lėmė tą sėkmę ir kaip galima būtų ją užkonservuoti ir tęsti, kad nebūtų tų kalnelių, ar ne, bangavimo, kad organizacija plėstų, kad žmonių gerovė didėtų, pasitenkinimas darbo didėtų, strukimas didėtų, lojalumas didėtų, daug tokių visokių parametrų, kuriuos galima sąmoningai veikti, kad jie augtų. O yra kokia nors, tarkim, nežinau, aišku, čia toks spontaniškas klausimas, tyrimai ar nepadaryti, nebūtinai čia Lietuvoje, bet kas labiausiai lemia tą būtent gerą organizacijoje darbą, ar ne, kad visi kaip kumštis ar nedirba kartu ir tų problemų kažkokių nebūna arba jų būna tiesiog minimaliai ar būna įsprendžiama. Taip, yra tyrimų, yra labai daug, tai yra vienas žodis, kuris irgi pakankamai mistinis, nes netaip paprasta paaiškinti, tai organizacijos kultūra, kaip organizacija veikia, įvairius ritualai, įvairios tradicijos, kaip žmonės bendrauja, ar ne. Ir aišku, ta kultūra rodo pavyzdį dažniausiai vadovai, nuo jų kyla ar ne tos šaknis. Ir jeigu stipri organizacijos kultūra, tai beje, kalbant apie pačias strategijas, vienas žemiausių vadybos konsultantų, Peter Drucker arba Peter Drucker, kaip jį pavadinsis, jis buvo austras, bet gyveno ir kūrė didžiąją savo dalį Amerikoje. Jis pajuokavo, kad stipri organizacijos kultūra strategijas valgo pusryčiams, ar ne? Tai jeigu strategija nenuguls gerai organizacijos kultūroje, gyvenime bus be galo sunku, nes pasipriešinimas bus didžiulis. Kalbant apie pokyčius, pats rašau disertaciją ir daug turiu medžiagos apie tai ir skaitau nuolat. Tai žinau, kad pokyčiai nužlunga nuo 60 iki 90% ir patiria nesėkmę įvairių autorių tyrimų duomenimis. Tai yra ne taip paprasta, nes dažnai vadyba galvoja, kad užtenka nuleisti kažkokį tai potvarkį, ar ne, ir viskas vyks savaime, bet čia gali vykti labai keisti dalykai, ar ne. Ir kaip mes turime tą lietuvišką patarlę, o teoriškai arklys praktiškai neatsikelia. Tai toks irgi, mokėjimas pažinti save ir kitus, nes tai yra santykis visą laiką. Taip. Kad ir ką tu darytum tam, ar tu vadovautum, ar tiesiog tu būtum, tarkim, tas, kuris vykdo nurodymus, bet irgi gal turi savo nuomonę ir kaip būtent tą bendrą surasti, kad tu eitum link to vieno tikslo. Taip. Daug dabar atrodo, ta psichologija yra kalbama ir, tarkim, turi ir sportininkai psichologus, ar asmenis, arba komandos netgi būna psichologija, ar ne. O kaip su organizacijom, tarkim, kitokiom, su įmonėm, su verslais, su valstybiniais įstaigom, kiek jums yra žinoma, ar čia yra tas dalykas populiarėjantis, ar toks žmogus kaip jūs, organizacijos psichologas, vis dar yra tokia, išimtis, sakykime?
Nu, iš tikrųjų, surasti, kad žmogus dirba ir taip įrašo savo darbovietę pavadinimą organizacijos psichologas nėra daug, bet yra valstybinėse įstaigose ir karinėse institucijose ir visokie sukarintose policijoje yra, ten galbūt daugiau dirba, kiek pastebėjau, bent jau kiek mačiau, kiek karyba kviečia per organizacijas įvairias gaunų skelbimus labiau sveikatos psichologus ir medicinos psichologus, jie gal labiau orientuoti į tą visą į sveikatą, bet organizacijos psichologai, kaip ir minėjau, labai dažnai numigruoja į personalo valdymą ir tampa vadybininkais. Tai dar nėra taip labai paplitę, tačiau vis dažniau ir dažniau randu, kad žmogus taip ir rašo, šios organizacijos psichologas. Nu, čia galima būtų tyrimą padaryti, LinkedIn'e suvest, ne? Organizational Psychologist ir pažiūrėti, kiek Lietuvoje mes jų turim, galbūt ir LinkedIn'as parodytų tokią kažkokią tai statistiką, kiek jų yra. Aš tiesą pasakius nežinau, mes turime savo asociacijų psichologų sąjungoje turime komitetą organizacinės psichologijos. Tai, net komitetas. Jo, turime atskirą komitetą, organizuojam renginius, turime kasmetinę savo konferenciją, į kurią susirenka apie 100 ir daugiau dalyvių. Ir nebūtinai tai, aišku, vien organizacijų psichologai, ten ir vadovai, ir vadybininkai pasiklausyti, apie ką dabar yra psichologijos mokslas, kur žengia. Nes vis tiek jau daugiau negu 100 metų turbūt matuoja, ne, nuo pirminio. Ta pati organizacijos psichologą galima turbūt skirstyti į, kur dirba daugiau su žmonėmis ir dirba su organizacijos, sakykime, pavyzdžiui, pardavimų komercializacija, pardavimų psichologija, ne? Juk vienas iš sėkmingiausių psichologiją pritaikęs žmonių, gal esate girdėjęs, tai buvo iš jūsų iš viešųjų ryšių Edvardas Berne. Skaitėmės, mokėmės iš jo. Mokėmės, tai va, kaip jisai paskatino moteris rūkyti, ar ne? Kaip jis ten pavadino? Laisvės žiburėliai, Torches of Freedom, ar ne, kai sufražitas pražygiavo Niujorko gatvėmis, nes iki tol buvo tabu tarsi moterims rūkyti ir sugalvojo, jis pritaikė, jis yra Freudo sūnėnas, jis pritaikė psichoanalitinės žinias ir išlaisvino neva moteris, paskatino rūkyti. Nu, tai toks, aišku, darbas, nesakyčiau, labai geras ir tinkamas. Bet kai kartais. Ta riba yra, ar ne, tarp tokio manipuliavimo. Taip. Ir to tokio, sakykime, noro suprasti, ar ne, tą klientą savo ir tipo jo poreikius atliepti, taip, bet iš tikrųjų, visą laiką yra ypač versle tas dalykas, taip, kad tu pasinaudoji jo tam tikromis silpnybėmis ar savybėmis. Taip, ir tai yra priimta, kad kažkas tai pagražinama, kažkas tai pateikiama kitaip, ar ne, ir kur ta riba, kur tai yra melas, apgaulė, labai slidi turbūt ir čia nuolat vyksta visokie ginčiai teismuose ir taip toliau, vartotojų teisės, ar ne, kur tie poreikiai ir teisės yra užtikrinamos, ar kur čia verslas šiek tiek jau taip sakant, pajaukavo, arba, nežinau, pagudravo, turbūt taip reikia sakyti. Taip. Aišku, kadangi yra etinės priežastys, kodėl mes negalim kalbėti apie tai, kuom skundžiasi arba tiesiog apie ką kalba mūsų FTMC, atėję kolegos pas jūs ir apskritai, ar ne, kokia ta mūsų ten vidiniai dalykai, kalbant apie įvairias tas temas, bet kad būtų ar ne nauda tiek man, tiek jums, tiesiog visi galim pakalbėti apie tai, kaip žmogui, kuris dažnai dirba ofise ir be abejo turi kolegų ir dažnai dirba ar didesnėse, ar mažesnėse įmonėse, kaip jam ar irgi palaikyti tą tokį sveiką, psichologinę sveikatą, ar ne, motyvaciją. Ypač dažnai gal būna po atostogų kažkaip vieni, ir dauguma turbūt nelabai nori tą darbą grįžti irgi ir galvoja, ar tikrai esu tam teisingam kelyje ir panašiai, tai tiesiog galim nuo to pradėti, bet pirmiausiai apie tas grėsmes. Vis tiek žmonės dauguma ir aš, ir jūs, ir kiti dirbam prie kompiuterių, būnam tiesiog, kad net sėdimas darbas yra kažkaip, tai vėl turbūt tos, aišku, ir fizinės problemas gali atsirasti, bet kartu ir yra to streso, yra to lakstymo, yra tie deadline'ai, projektai ir kas tik nori, čia visur, čia tiek moksle, tiek ir kitose srityse. Tai kalbant apie tą tokį, psichologinę, ar ne, tą sveikatą, kokios tos pagrindinės galbūt būtų, ar ne, grėsmės, apie ką mes galbūt ir nesusimastom, tiesiog dirbdami, ardami, sėdėdami iki išnaktų ir tiesiog galvodami, kad čia viskas taip ir turi būti. Paminėtas kompiuteris bus pats savaime kažkokių tai dėlių sveikatos problemų arba psichologinių problemų nebūtinai sukelia, mes tengi galime, nebent ten, nežinau, ieškodami informacijos, ieškodami dopamino, nuolat scrollindami ir net ten
kaip mes kartais vadinam, valkataudami internete, ar ne, ten vis norim gauti tos daugiau, ar ne, kažkas tai pasitenkinimo, hormono išsivystymo, bet turbūt esmė yra, čia net kineziterapeutų turėtų būti patarimai, ar ne, kad ten kas 45 minutės padaryk pertrauką, pasilankstyk, ko mes greičiausiai nedarom. Bet mūsų organizacija, tai, kiek žinau, yra sprendimas nupirkti tos balansinės lentas, kad žmonės galėtų pastovėti, kiek naudosis žiūrėsim. Ir šiek tiek tas visas kūno raumenynas yra. Bet iš principo aš turbūt kalbėčiau ne tik apie tą sėdėjimą, nes jeigu mes savimi rūpinamės, tai turbūt sugebėsim pasivaikščioti, bet iš principo tiek psichologija, tiek medicinoje jau, nežinau, kokie gal 70 metų vyro, tas biopsichosocialinis požiūris ir aš jau labai tikiu ir pagrindiniai tyrimai turbūt eina per šitą tokią trejopą prizmę, ar ne, kad psichika savaime nėra kažkoks tai subjektas arba objektas, kuris yra išskirtas iš sociumo arba skirtas nuo kūno, ar ne, jis reaguoja, psichika yra reaktyviai reaguoja, kaip veikia biocheminiai procesai, ar pakankamai kūnas ten gamina tam tikrų hormonų, ar nepakankamai, ar vieni užgožia kitus. Nu, tai čia nieko labai daug, turbūt ir nepasakysiu, ir čia gali būti labai trivialu, ar ne, tai reiškia, pakankamai reikia judėti, pakankamai, maitintis sveikatai palankesnius produktus turbūt vartoti, ar ne, kiek ten tiesminyti, kiek daržovų reikia suvalgyti, ląstelienos, vandens, išgerti, ne vaisių. Na ir miegoti. 3 tokie dalykai, ką mes galim padaryti savo kūnu, čia kiekvienas turbūt galim su to padaryti. Ir čia turbūt organizacijos psichologas ir padeda prevenciškai, jeigu matome, kad kažkas negerai, tai jau nėra tie tokie, universalūs sprendimai. Tai sportuok daugiau, tai ką reiškia sportuoti? Tai mes susėdę galim, aš šitą organizaciją ir iš to jokio skirtumo susėdę ir kalbėti, tai kas trukdo sportuoti, kokios yra kliūtis, ar ne, kokia būtų to fizinio aktyvumo, mes gal vadinam fizinio aktyvumu, ne sportą, kokia fizinio aktyvumo rūšis galėtų būti tinkama ir prieinama, nes, kai žmogus, aš neturiu laiko, aš ten, aišku, iš to galbūt stovi motyvacijos trūkumas, nes reikia daryti pokytį, keistis mes nesam linkę, ar ne, nes čia toks paradoksas, ateinam pas žmogų, pas psichologą, kad padėtų, jis sako, tai daryk ir tą, bet daryti nenori, kažką padaryk, kad man nereikėtų nieko daryti, ar ne, tai dažniausiai reikia tos meninio indėlio ir kartais reikia nemažai, bet pažiūrėkit, gerai, ne visi mėgsta bėgioti, ne visi mėgsta, nežinau, dviračių žiemą važiuoti galbūt vėsok, ar ne, tai galima vaikščioti, galima ilgiau vaikščioti, galima vaikščioti darbą, ar iš darbo, ar ne tą laiką galima, mes turime pas save čia įėjimo klubą, su žiūrėtiškom lasdom galima vaikščioti, ne, tai taisyklingai vaikščiant su žiūrėtiškom lasdom įsidarbina net daugiau negu bėgant, 25% raumenyną dirba, ar ne, tai mes gaunam labai daug naudos. Jeigu mes tą praėjimą iš stotelės į darbą prailginsime ir padarysime ne 5-10 minučių, o kokį pusvalandį ir tiek pat atgal, mes pakankamai neblogai pasivaikščiant, plus pabūsim gryname ore. Aišku, čia šiek tiek yra, gali būti makabriška, nes kai aš matau bėgiojančius, pavyzdžiui, piko valandomis Konstitucijos prospekte, tai, atrodo, žmogus ten ar meta svorį, arba stiprina raumenyną, bet to pačiu augina vėžį, ar negalimai. Jo, dūmus kvepuoja. Taip, tai čia reikėtų, aišku, pagalvoti, kur tas sportas, nes sportas laukia, man atrodo, vienas iš pats geriausių, nes kartais būna, kad gyvename tokiuose rajonuose, kur nėra arti sporto salės ir iki jos nukeliauti ir sugrįžti reikalauja labai daug resursų, bet išeit pasivaikščioti, kai reikia ten tik tai gal avalynės tinkamos ir aprangos, kaip mes čia Lietuvoje sakom, kad nėra blogo oro, nėra aprangos klausimas, ir avalynės, tai tai įmanoma gyventi. Su psichologu galima aptarti, kiek valandų per savaitę, kiek aš skirsiu, kokie mano įsipareigojimai. Atsiranda toks planas, tada mityba, ar ne, ką aš valgau, kokia mano mityba, jeigu aš valgau vien makaronus, nes tai labai greitai, ar ne, arba kažkokį tai greitą maistą. Galbūt verta revizuoti ir pasižiūrėti, pasidaryti tyrimus kraujo, ar ne, ten cholesterolį pasižiūrėti, cukraus kiekį, ne, galbūt ten kažkas grėsmės yra, ir tai irgi gali būti motyvacija keistis, ar ne, nebijot. Medicina su psichologija dirba pakankamai glaudžiai, nes kartais, antsvaris noras numesti svorį. Mes turime fantastiškų rezultatų. Mūsų žmonės atsikratė tiek svorio, kad surinkus turbūt būtų įspūdingi skaičiai. Taip, mes galim tiesiog galim paminėti, kad jūs irgi aktyviai skatinat tą sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą mūsų centre ir organizuojamas, paskui dar pakalbėsime apie įvairius renginius, kurie FTMS vyksta ir kurie nėra uždari vien tik tais mūsų kolegoms skirti, bet kitų institucijų atstovams. Bet tas dalykas, ar ne, kad tų pokyčių yra ir žmonės dalinasi, kaip tarkim, ar ne, svorio numetė, kaip pradėjo apskritai sportuoti, kaip šiaip geriau jaučiasi. Tai jūs tą matot. Taip, mes bėgimo klube turime apie 40 narių šiuo metu, dalyvavimo įvairiuose bėgimuose.
bendraujame su fizinio aktyvumo tokiam socialiniam tinkle, vadinamas atletų tinklas ar Strava, matome viens kitą motyvuojam. Ir taip turim puikių rezultatų, turime mokslininkę, kuri kas mėnesį nubėga pusmaratonį. Bėgioja kasdieną praktiškai, bet kartais ir ne vieną kartą, bet dar vieną kartą per mėnesį nubėga pusmaratonį. Aš bėgioju 5 metus, bet niekada nesu tiek nubėgęs. Mano pasiekimas ten iki 20 km. Tai tikrai turim fantastiją. Turime įmo klubą, žmonės vaikšto su lazdom į darbą, kartais ateina iš darbo, ar ne. Aš pats, jeigu netoliese gyvenu, jeigu vykstu be automobilio į darbą, irgi nešioju lazdas ir jas propaguoju. Ir aš atsimenu, kaip prieš 12 metų pradėjau vaikščioti su lazdomis parke, moteris manęs klausdavo. Sako, jaunas vyras, kas su sveikata pas jūs, ar ne, ką jūs čia? O dabar žiūrėjau, tos pačios moteris, jos jau įsigijo lazdas, vaikšto. Tada aš papasakau, kad tokia nauda yra su jam, ar ne? Nes iš tikrųjų tai labai pigus įrankis, kaina prasidėjo turbūt 15 eurų, tarnauja kelis metus. Bet vėlgi tą pačią lazdą, ar ne, pasimti į rankas ir su ją eiti, ar ne. Išmokti užtenka turbūt valandos vieno užsiėmimo su instruktoriumi. Aš turiu ten tokį lapelį, kad galiu apmokyti nemokamai. Bet žodis lazda lietuvių etimologija turbūt mūsų tautosakoj toks ubago lazda, senolio lazda, ir tas gąsdina, ne? Bet jeigu mes paimam 2 lazdas ir tai yra aiškiai sportinės lazdos, šiaurietiško įmo, kurias išrado slidinėjimo kažkoks tai sportininkas Suomijoje, ar ne, tai gal visai kitoks požiūris ir galime jas pastoviai naudoti ir gauti naudos. Aš mes turim tokį dalyką užfiksuoti, kad ar ne, vėlgi kalbant apie tos pačius sporto klubus, kai yra tie naujų metų pasižadėjimai, ar ne, nusipirkame rezoliucijos, taip. Jūs jau tokius dalykus, kurie iš tiesų yra tokie, paprastesni, nesunku atrodo, pradėti į pigesnį gerokai, tiesiog tam, kad tu per daug neapsižiotum, kad paskui nenusiviltum, kad štai aš nesugebu, žodžiu. Bet dalykas vėl tas pats, ar ne, kad vėl žmogus atklauso ir galvoja, bet kaip mano psichologinės problemos išsispręs santykiai, jeigu aš pradėsiu dabar čia lakstyti po miškus. Tai ir psichologinės problemos turbūt iš dalies galėtų išspręsti, nes belakstant po miškus, atliekant tą tokią ciklinę veiklą, bet kokią kardio veiklą galėtų būti dviratis, ėjimas, lakstymas, irklavimas, šokiai. Tai galima traktuoti kaip, kas dabar yra labai madinga, ta tada mindfulness, ar ne, kaip dinaminė meditacija. Kita vertus, ypatingai vadovai, net vienas kolega pasakot, matė valdybos susirinkimą, krantiniai bėgiojant visą valdybą, nes žino tą įmonę, bėga vadovai ir sprendžia problemas bėgiodami, ar ne? Esant cikliniai veiklai, mūsų protas nurimsta, nėra tokių pašalinių stresorių, nes jeigu tu bėgi, ypatingai bėgioji miške, tai tavo esminis dėmesys yra, tas, kas yra po kojom, nes tai yra daug, ypatingai pas mus, aš bėgioju Sapieginę, čia ir daug šaknų visokių, labai lengva užkliūti ir gauti rimtų traumų. Tai tu jau nebegalvoji apie kažkokias stresinės situacijas, ne? Tai tuo metu tą valandą, kol bėgioji, tavo protas pailsi ir tai jau atgaiva yra, ne? Prasideda deguonies pliūpsnis, plus viskas. Jeigu yra problema, galbūt ateina geras sprendimas, pagalvoji, kaip galima būtų surasti, ar ne, nesistresuojant, kokį sprendimą būtų blaivių proto, o ne emocijoms grįsta. Bet iš principo, kalbant apie tai, kad kai susitvarko biocheminiai tie procesai nuo geros, sveikatai, kaip teisingai vadina, sveikatai palankesnės mitybos, ar ne, nes gera bloga mityba labai sunku tai būtų dabar atskirti, nes visa mityba susidaro iš baltymų, riebalų ir angliavandenių. Tai sveikatai palankesnės mitybos, pakankamo miego, poilsio ir fizinio aktyvumo, tai yra visų pirma prevencija, nes mūsų kūnas veikia geriau, į tos pačius įvykius mes reaguojam daug ramiau, susibalansuoja. Ypatingai dirbant, ko man patinka bėgiojimas, kad širdis susistabilizuoja ir visokios reakcijos labai didelės pikinės, jos stipriai sumažėja. Ta pati emocija, kuri galbūt nebėgiojant, aš net ir save atsimenu, šautų daug, aukštai pakankamai, ne, iškiliai, pikas būtų kažkoks. Dabar aš taip ramiai ir sakau, ar čia tikrai taip, ar čia reikia taip reaguoti, ar ne? Ir pats savim gali kontroliuoti, širdis išmoksta dirbti efektyviau. Tai tiesiogiai fizinis aktyvumas ir dabar jeigu mes įsivestumėm, kas dar norėtų daugiau išsiplėtoti, nes turime laiko limitą, ar ne? Exercise as a Medicine į YouTube ten gautų tiek smagių mokslinių pranešimų, tikrų grįstų mokslais, ne tiesiog ten gyvenimo gurų, kas vyksta su kūnu, kas vyksta su psichika, kaip tai gerėja. Aišku, aš neskuoti, jeigu yra kažkoks rimtas, iššūkis gyvenime, kad vien bėgiojimas pats savaime pagelbės, bet kad palengvins išgyvenimus, tai
galima taip teikti. Aš galiu paliudyti, aišku, aš dabar truputį čia taip savo gėdai, bet irgi rezoliucija man, kad vėl kažkaip dažnesnis tas bėgiojimas būtų. Jūs beje mane, aš labai dėkoju. Viešai noriu padėkoti Šarūnui, kad įkvėpėt ir paskatinot. Irgi esu vienas iš tų paskatintas bėgioti ir atsimenu, kai po truputį pradėjau ir ten buvo, kad nes atrodo, jeigu aš kilometrą, jeigu nubėgsiu neuždusdamas, jau čia didžiulė pergalė bus. Ir paskui pernai buvo Vilniaus maratonas, 5 kilometrai, tai čia buvo kažkas jau neįmanoma atrodo. Šiemet buvo 10 km Vilniaus maratoną, tai čia iš vis kosmosas kažkoks. Bet reikia vis pastoviai kažkaip tą reguliariai daryti, nes labai lengva apsileisti yra. Taip, visą laiką mes randam pasiteisinimą. Tai nėra laiko, tai oras netinka, tai dar kažkas. Bet mano galva, beveik kiekvienas žmogus, pas kurį daugmaž sveiki sąnariai, bėgiodamas 3 kartus į savaitę, po valandą, pradėdamas ėjimo, bėgimo, kaitaliojimo ritmu, naudojant kažkokią tai paprastą programėlę, gali po 3 mėnesių tą valandą tiesiog bėgti ištisai. Tai bus 6, 7, 8, 9 km, netiek svarbu, bet tai nebus sudėtinga, nes pristaikys raumeninas, pristaikys sąnariai, širdis pristaikys, kardiovaskulinė sistema, kvėpavimas pristaikys, viskas ir kūnas bus pasiruošęs. Labai dažnai mes tą bėgiojimą įmėm kažkokį tai tokį momentinį, išbėgsiu ir bėgsiu. Tai nereikia to daryti, nes dažniausiai būna atgalinė reakcija, kad perskaunam, būna nuovargis, skauda raumenys, kurie nejuda kasdieną ir tada aš toks atmetimo reakcija. Tai čia reikia viską daryti palaipsniui. Pavyzdžiui, būna ir programėlė, viskų, tarkim, kartu minutę bėgi, minutę eini, kol kitą kartą jau daugiau. Intervalinės programėlės, aš tai rekomenduoju visą laiką pradėti nuo valandos, įsidėti tas, ten yra 5 minutės, 12 intervalų ir, tarkim, pradėti 30 sekundžių bėgi, 4,5 minutės eini, pasižiūri savijautą po bėgimo, kitą dieną, jeigu neskauda, padidini šiek tiek, ar ne, tada ir tai žiūri, kad po savaitės jau gali minutę bėgti, 4 eiti, dar po savaitės 2, ten 2-3 minutės bėgti ir taip per 3 mėnesius susilieja ir tampa vien bėgimas. Ir nereikia rauti iš karto su kryžiu. Visiškai nereikia. Apskritai 80% bėgimo reikia bėgioti visi ten, ir treneriai, ir mokslas, ramiu tempu. Ramiu tempu tai daugiausia. Plius tas ciklinis bėgimas, tas gerėtis, bėgti smagu, gerėtis gamta, žiūrėti, jeigu bėgioji ne mieste, kad ir miestu galbūt architektūra grožėtis. Senamiesčių, pavyzdžiui, taip. Bet jo, ir sakau, kažkaip, bet kiekvieną kartą, kai esu bėgęs, tai niekada nenusivili. Nebūna, kad po bėgimo būna bloga nuotaika, bent jau man tiesiog kaip tik atrodo, nustebiu, kad iš kur tokio džiaugsmingumo, tokios atrodo tos problemos, kaip minėjot, taigi čia nėra čia kažkas labai tokio baisaus. Ir tokias kaip šviesiau galva veikia. Tai taip, čia yra tam paaiškinimas yra biocheminiai procesai vyks, ar ne? Išsiskiria dopaminas, kad aš save nugalėjau tinginį, išsiskiria endorfinai, tie malonumo hormonai. Ir net yra reiškinys vadinamas runner's high, lietuviškai turbūt būtų bėgiko euforija, kad stipriai prabėgęs, geriau treniruotas kūnas jaučia labai daug pasitenkinimo, to dopamino gauna didelį kiekį ir tas vėl skatina, tokia atsiranda gera priklausomybė nuo bėgiojimo. Aš žinau, kad darbas baigsis ir aš eisiu pabėgioti. Ir tas, koks ten oras bebūtų, nežinau, mes čia sėdim be langų, bet žinau, kad prognozavo sniegą, bet tik tai avalinės klausimas. Žiemą dar net ir gal geriau bėgioti, nes ne taip karšta būna. Taip, su kolega esam bėgę pernai, su vienu kolega iš MTC prie -19. Čia jau gerai, čia jau kitaip gal. Kas dar dirbant protinį darbą, į ką dar yra svarbu dėmesį atkreipti, ar ne? Tiesiog, kad tu neperdegtum, kad tos kažkaip motivacijos, kad tu turėtum ir toliau. Gal šiek tiek į kūną per daug akcentavausi, kad atrodo, kad viskas sprendžia tik tai kūnas. Tai ne, žinoma, kad ne tik tai kūnas ir yra dar kiti dalykai, tai yra, aišku, mūsų socialiniai santykiai, kaip mes darbę, ar mes gaunam, ar mes palaikome vienas kitą, kaip mes sugyvenam, nes įgaunami darbą ir žinom, vėl ten tas žmogus kažkoks, ar ten, nežinau, ar ten darbuotojas, kuris mane erzina. Tai reikėtų ir savo santykį erzinti su tuo žmogum, ar ne, ir nebijot, pasikalbėti. Ir tai irgi gali būti psichologo pagalba, kaip teisingai, taktiškai, etiškai ir neužgauliojant. Galbūt atras savo santykį iš naujo su konkrečiu darbuotoju, kuriuo kažkodėl ten tie santykiai nesusiklosti kaip norėtųsi, arba gal tai yra tik tai vieno žmogaus problema, kitas žmogus tame nemato problemos, jis tai bendra, nes mes visi esame labai skirtingi, introvertiškesni, ekstravertiškesni, ir vieni galbūt labiau dominuoja, kiti mažiau dominuoja, ir daug labai visokių tipologijų susiduria. Tai sukuria normalius santykius, kai eini į darbą, kaip sako, kaip išventi, kur yra stipri organizacijos kultūra, kur yra gera atmosfera, tai tas turbūt irgi yra labai stipru, kalbant apie perdegimo prevenciją, apie visokias kitokius psichologinius, tokius problemas psichologinės.
Trečias dalykas labai svarbu dar ir turbūt savęs nepamiršti, galvoti apie savo gyvenimo tikslus, kokie mano gyvenimo tikslai yra, ar ne, ir pažiūrėti, kiek darbas su mano gyvenimo tikslai susijęs, ar ne, nes gali būti, kad mano gyvenimo tikslai sakyti, ir aš tą darbą darau, bet jo nemėgstu, ar tai yra tikrai mano pasirinktas darbas. Mūsų institucijai tikiu, kad to yra mažiau arba labai mažai, ne, nes mokslininkai, tai vis tiek darbas yra turbūt ir pašaukimas, ir daug tokių pats savaime pozityvių emocijų šaltinis. Bet gali būti žmogus, kuris nori visai kitokio darbo. Ir irgi savo reikėtų atsakyti klausimą, kokios mano karjeros perspektyvos, ką aš norėčiau turėti po 10-20 metų, ką aš norėčiau veikti. Ir jeigu išsigrynini, ir čia vėl galėtų psichologas padėti išsigryninti, ar ne, organizaciniai psichologai, kalbant apie tas karjeros perspektyvas, gali būti visai tas kritinis žvilgsnis iš šalies. Aišku, neįdedant žmogui tos minties, ką jis turi daryti, žmogus. Išeiti iš darbo. Žmogus pats visą laiką nusprendžia, arba kil karjeros laiptais, kodėl gali būti žmogus nepatenkintas savo poziciją, tada ko reikia, kad galėtų pradėti vadovauti, nes labai dažnai tai būna kažkokiose tai funkcinės organizacijos, medicina, armija, galbūt mokslo įstaigos, kur žmonės nemokami specialiai vadybos, ar ne, nes tampa vadovu, kadangi yra labiausiai pasiekęs specialistas savo srityje, ekspertas, ar ne, bet vadovavimas yra dar visai atskiras sritis, tai ir atskiras vadybos mokslas, ne, kaip deleguoti, kaip organizuoti darbą, vadovas irgi patiria daug labai įvairių iššūkių ir tas vadinamas vienišumo iššūkis, viena vertus dėl to, kad mano, kad pats atliks geriau ir nedeleguoja ir pats viską daro ir tada paskęsta tam mikro darbuose. Kita vertus, vadovas laikas stengiasi būti pavyzdžiu ar ne, pasitempęs ir tų klaidų, silpnybių nenori rodyti ir tas irgi visą laiką būnant kaip prieš didelį ekraną, vitrinoje stovėti visą dieną, turbūt irgi yra ir papildomas streso šaltinis ir varginantis procesas. Kaip su tuo turbūt, ar ne, tvarkytis, tai geri santykiai vėlgi, jeigu komanda suburta, motyvuota ir tikrai tas lojalumas nedemonstruojamas išorinis, o tikrai jis yra pasišventimas siekti tikslų, užsibrėžtų strateginių, taktinių įvairių, ar ne, metinio, ketvirčio, ten atlikti kažkokius tai procesus, veiklas, tyrimus ir taip toliau, užmėgsti santykius su kitom institucijom, tai tuomet daug lengviau tas krūvis sumažėja labai stipriai, nes galva iš vis aš labiau tikiu, kad ta šiuolaikinė organizacija vadovo vaidmuo jis toks turėtų būti mažiau matomas ir tas sąmoningumas, ypatingai aukšto sąmoningumo, intelekto, didelio intelekto organizacijos, akademinė bendruomenė, ne, kur žmonės pakankamai sąmoningi ir jų nereikia taip labai stipriai vadybint, jie patys žino, ką daro ir kodėl tai daro. Man tokia mintis patinka, kad kaip geriausiai darbas vyksta tada, kai kiekvienas yra savo vietoje, ta prasme, kad savo toj vietoje, kuris geriausiai gali kažką daryti, tiesiog kuris jaučiasi, kad štai aš jaučiuosi gerai, aš šitą dalyką moku, ar ne, ir manim pasitikė, kad aš tą galiu padaryti. Tai čia vadovo irgi turbūt, ar ne, viena iš tokių. Man patinka Lao Tzu yra suformulavęs apie vadovą, kad geriausias vadovas, kaip pavaldiniai žino, kad jis yra. Toks gilus pakankamai, kad nereikia vadovauti ir rodyti, kad aš esu per savo sprendimus, bet žino, kad jis yra ir kažką tai daro. Greičiausiai kūrė strategiją, žiūri, kiek organizacija juda strategijos link, ar sėkmingai juda. Nes kaip ir minėjau, jeigu strategija nepriimta organizacijai, tai kaip ir jos gyvenimas irgi yra kvestionuotinas. Tai suburti, sumotyvuoti tam bendram darbui, tai nėra taip paprasta. Ir čia jau daugiau psichologija negu vadyba. Mes galim, kuris nori įstatymus, įsakymus, tvarkas parašyti, bet tai liks tik tai popieriaus gabalas, jeigu žmonės bus nemotyvuoti, jos vykdyti. Jo, kaip save užsimotyvuoti, keistis? Tarkim, ar tiesiog tu darai per tą darymą ir pamatai, kad pavyksta ir tada kitą žingsnį žengi, tarkim, yra tas pasportas arba, tarkim, santykių gerimas, jau su to kolega aš pasišnekėjau atvirai ir matau, kad, gal čia kažkas pavyks, gal mes pagaliau galėsim viens kitą labiau suprasti. Ar dar kažkaip, yra... Tai praktiškai atsakėte į klausimą. Jau sakiau. Čia gal ir, save motyvuot kam? Tai kaip ir minėjau, turbūt reikėtų sugalvoti, nauji metai puikus laikas toms įvairioms rezoliucijoms. Tai kokie mano planai 25 metams, kokie buvo planai 24 peržiūrėti, ar ne, kiek aš įgyvenau, kokia prasmė buvo man tų planų. Čia gali būti liūdna, kai pamatai, kad... Taip, bet gali būti toks geras pliūpsnis, kad gal man ir neverta čia, gal aš taip plauksiu per tos metus ir neverta savęs be reikalo draskytis įpareigojimais, nes po to bus liūdna. Tai gal irgi gali būti sprendimas savęs nekankinti, ar ne, vienas iš.
Bet greičiausiai reikėtų galvoti, vis tiek mes tam tikrame amžiuje galvojame, ar aš norėsiu dirbti darbą nuolat, ne, kokia mano prasmė gyvenime yra. Anksčiau turbūt su raidos įvairiomis krizėmis labiau susiję, ne su organizacija, ne, bet su raidos psichologija, ko mes norime ir sėkmingai įveikę vieną ar kitą krizės etapą. Mes patys sutvirtėjame viena vertus, kita vertus išmokstame su to tvarkytis ir tai jau nebetrodo baisu. Nes ta pati viduramžio krizė, kuri turbūt labiau būna apie 35 metus, tai yra labiau susijęs mano metai. Taip, su profesija. Ar aš tai darau tai, ką noriu, ir mane tiesiog gyvenimas ir srautas atnešė į tą vietą ten, kur aš dabar esu, tas permąstymas laikais vyksta ir klausimas, ar aš tą norėsiu daryti po 10-20 metų, ar kažką norėsiu keisti, gal visai geras laikas. Labai geri klausimai. Jo, nes jeigu mes prašokam tą laikotarpį ir nieko nekeičiam, kai sueina 40-45 keistis jau sunkiau, mes sustabarėjam, lankstumas dingsta, ar ne, tai vėlgi, gal kaip tik dabar yra laikas, galbūt nebūtinai kažką reikia labai stipriai keisti, bet gal aš noriu daugiau atsakomybės, gal aš galiu daugiau pavežti, ar ne, ir prašau, ko man tam trūksta, kažkokių kompetencijų trūksta, ar ne, pasimokyti. Dabargi tų nemokamų platformų arba labai nebrangių platformų, ar ne, įvairiausių online mokymai, vidiniai mokymai, tie patys gali būti ne organizacijų, ten vadovų, tie patys mokymai, ten nuo kelių valandų iki 14 dienų, ar ne, programos, ko man trūksta, jeigu aš noriu, ne, kokių kompetencijų, žinau, kad kursuok LT yra paskelbta, žinau, kad vienas mokslininkas sakė, mokysiuos suvirinimo darbų, nes turiu pomėgį statybose, noriu pas save pritaikyti, galimybės neribotas. Dar toks dalykas yra vienas, kad, čia Lietuvoje tą dažnai tenka girdėti, kad, einu aš šitą darbą, ten vadovas yra, žodžiu, ten toks yra noks, ten baisiausiai žodžiai, bet kažkaip, ką jau aš ten 20 metų čia dirbu, 30, iškenčiu, ką dabar darysi, žodžiu. Ar tai gerai yra, kai žmonės taip daro? Kai kenčia, mes lietuviai taip kenčiam, bet mes užtat gerai darbą padarom vis tiek. Aš nežinau, ar vis dėlto akademinė bendruomenė, aš ir čia ir dirbu, ir esu dėstęs, ar tikrai žmonės kenčia tam darbe, manau, kad tai daugiau dėl pasitenkinimo, dėl to atradimo džiaugsmo, ar ne, nes netgi jeigu mes kalbėsim apie kažkoks tai mokslo žmonės arba šiaip akademinį darbą arba aukštesnės pridėtinės vertės, intelektualinį darbą dirbančius žmonės, tai jiem net turbūt motyvacija yra labiau ne piniginė, ne, o tas atradimo džiaugsmas. Turėtų būti. Taip. Bet aš ir matau, kad taip ir yra. Ir tas labiausia, kaip čia jaunimas sako, draivina, veža, ar ne, tas labiausia veža ir motyvuoja, turbūt būtų teisingai sakyti, motyvuoja dirbti. Nes, turime puikius rezultatus, ar ne, ir pagal citavimą ir daug parametrų, pagal kurios mūsų ekspertai savo srityse tą indėlį gauna ir gauna grįžtamąjį ryšį per mokslo bendruomenę, per pasaulio bendruomenę, kad tai daro ne veltui, kad tai yra prasminga, kad tai yra tęsiniai ir taip toliau. Ir mes akcentuojam, aišku, FTMC, kad mes kuriam, prisidedam prie technologijų kūrimo, prie augimo, prie tos naudos apčiuopiamos visuomenėje, bet pirmas dalykas yra tas, kad žmogus nori pažinti pasaulį, nori pažinti savo aplinką. Vat kaip ir minėjot, jį veža tai, kad jis kažką atranda, kažką patobulina, kažkas sukuria ar tiesiog sužino daugiau. Čia pirmoji vietoje. Ir aš manau, kad jūsų tinklalaidžių dėka, tai ką jūs ten darot, ar ne, mes labai daug sužinome apie mokslą, kur iš tikrųjų atrodo tokie procesai, apie kuriuos mes net nežinau, kad nežinau, nes staiga pasirodo, ar ne, tokių dalykų. Man pačiam labai įdomu būna jo. Taip. Tai aš mūsų organizacijai netaikyčiau apie tą tokį ėjimą į darbą, ar ne, bet jeigu žmogus dirba savo darbą, tai kas jį motyvuoja, vis tiek kažkas jį motyvuoja atsikelti ir ateiti tą darbą, ar ne, ir daryti savo darbą, labiau minėt, kad darbą daro gerai, ar ne, tai jeigu darbą daro gerai, tai gal čia tas mūsų lietuviškas pasibėdavojimas, kad kažkas yra negerai, kad norisi, kad kažkas pastebėtų, ar ne, kad ne, tu gerai dirbi, ar ne, tas šiltas žodis, ar ne, visą laiką gerai veikia papildomai, ar ne, ir deda, kartais daug visai nereikia, kartais šiltas žodis būna daugiau negu kažkokia tai, nežinau, įvertinimas kitokia forma. Tai yra labai svarbu pripažinimas, jeigu mes imsime Maslow piramidę, tai vėlgi psichologija, kuri pakankamai taikoma ir vadyboje plačiai, ir organizaciniai psichologijoje, tai kai žmogus patenkina savo poreikius, bazinių saugumo, meilės poreikius, tada ateina tas 4 laiptelis pripažinimo poreikiai, kad tai, ką aš darau, tai nėra veltui, nėra beprasmiška, kad tai yra naudinga, nežinau, man, visuomenė, organizacija, kitiems žmonėms, ar ne, kad aš kažką kuriu. Sunku būtų pagalvoti, ten kokią spirito gamyklą motivaciją surasti. Žaizdas gydo, jeigu kalbame apie medicininį spiritą. Tabako, cigarečių gamyklų, tai čia būtų sunku rasti turbūt pateisinimą. Taip. Gerai.
Dar dalykas tada, kalbant apie, taip, mes dar rodo Ovidijus mūsų, Ovidijus Žalys beje yra mūsų vaizdo ir garso guru. Minėjot, turime FTMC bėgimo, ėjimo klubus ir jūs irgi organizuoti įvairiausius renginius, pavyzdžiui. Turim kiekvieną sezoną, rudenį, žiemą, pavasarį, krosai. Taip. Ir į tą krosą jau galim irgi jau pakomenduoti, sausio 24 dieną kviečiame visus akademinės bendruomenės narius iš įvairių institucijų mokslinių. Taip, darbuotojus, akademinius darbuotojus. Praplėskit čia tiek pakvieskim žmonės. Taip, šitą renginį darome su mūsų partneriais iš VU sveikatos ir sporto centro bei Vilnius Tech sporto centro. Ramūnė Raminta linkėjimai. Darome jau ne pirmus metus, taip kaip ir minėjot, darome rudens, žiemos ir pavasario krosą. Įprastai tai būna nežiūrinti sąlygas. Trunka renginys gal kas 2 valandas. Turime tradicinį bėgimą kilometras pradedantiesiems, kurie gali tiesiog pasivaikščioti čia kur nors Sapieginėje arba vieną krosą bėgome Vilniaus universiteto botanikos sode. Ten buvo su staigmena tas krosas, tokia įkalnė. Taip, su staigmena. Bet žiemą, kai tenka bėgti sniegų parke, ten irgi tų įkalnių gali būti. Ir dabar vėl bus nauja trasa. Vilnius Tech pasiūlė šalia jų naujo fakulteto pačioj Sapieginiai. Tai dar trasos tos nemačiau, bet turime jau ratą 3 km, tai bus vėl kilometras, 3 km, 6 ir 9, sausio 24 dieną. Tai kviečiam ir aišku, vėl bus ir pavasario krosas. Be to mūsų bendruomenė ir klubas bėgimo dalyvauja ir kitose renginiuose, ir socialiniuose bėgimuose, gyvybės ir mirties kelių sausio 13-osios didvyriams atminti. Ūsai bėga, visai nesenai dalyvavome gana gausiai ir ne vien tik tai bėgimo klubas, kaip klubas dalyvavo, bet mūsų bendruomenės nariai ir su šeimoms atėjo ir buvo gan masiškas renginys vėlgi Vilniaus botanikos sode. Tai ir kaip minėjau, vėl ta motyvacija, tas pats bėgimas arba ėjimas, nesvarbu koks ten sportas arba dviratis, mes turime ir dviratininkų bendruomenę, kurie pakankamai ženkliai ten kilometražą savo suka su pedalus. Mes matome vienas kitą įvairiose sportinėse programėse. Tai irgi motyvuoja tokie maži motyvatoriai, jeigu atrodo, toks oras, kaip čia dabar bėgti, reikės, bet žiūri, kad jau 5 žmonės, 5 kolegos išbėgo ir tas oras jų nesustabdė, tada galvo, reikėjo autyti batelius ir išbėgti. Ką duoda organizacija, ar ne, ir bendruomeniai, tokie renginiai, kai tu tiesiog pakeiti tą aplinką, ar ne, kai tu pasportuoji, sušyli, košės kareiviškos pavalgai. Taip. Tai atsiranda bendravimas kartu, žiūrėkit, mūsų organizacija pakankamai išskaidyta teritoriškai, ar ne, Vilniuje kelios lokacijos, Kaunas, o čia galimybė atvažiuoti pabendrauti su kolegomis, kurie gal šiaip... Kurie yra tiesiog kitam aukšte, nes irgi dažnai tu nežinai, kas vyksta pačioje. Jo. Dažnai intelektualesnį darbą dirbantys žmonės būna labiau užsidarę, nes tas darbas tarsi reikalauja susitelkimo, susikaupimo, ar ne, ir tam bendravimo tiek daug laiko nelieka. Tai visokie renginiai, mes turim tų renginių, aišku, ir šachmatų turnyras, ir viktorinos įvairius, net protmušiai, kurie organizuoja, savo jėgomis organizuojam, ir man atrodo puikus renginiai. Tai taip pat ir tie sportiniai renginiai, pasibuvimas griname ore su kolegomis, pasibendravimas, gal tik tai žinoja prieš tai kolega iš kažkokio tai pašto adreso, vardas pavardė fmtc.lt. Dabar matai ir gali kartu prabėgti ir per praeitą prasibėgimą mes net pabendravom su keliais, su kuriais net nesimatėm iki tol, tiesiog bėgom pabendravom. Tai labai smagu, geras jausmas. Ir aišku, indėlis į sveikatą, į fizinę, tiek ir į psichinę. Dar kartą kviečiame, sausio 24 diena, 12 valanda, sekit ftmc.lt puslapį, atnaujinsim informaciją. Plytinės gatvėje bus Plytinės 27. O, jau yra adresas. Taip. Tai va. Ir šitaip. Ir tada dar, Šarūnai, pačioj pabaigoje, žmogus dabar išgirdo, ar ne, ir jam buvo įdomu, ir jis tiesiog norėtų su psichologu tiesiog pakalbėti apie savo, tarkim, ar ne, ko jis nori iš gyvenimo toliau, iš savo darbo, ar ne, iš savęs tiesiog, kaip čia jam galbūt kažkaip taip atsišviežinti gyvenimą. Bet jis, tarkim, nežino, kokia čia yra ta psichologą kreiptis, organizacija, tarkim, jo neturi psichologo ir tų pačių psichologijos, tų mokyklų svečių pačių įvairiausių yra. Tai nuo ko jam reiktų pradėti, ar ne, kaip jam galbūt, surasti, atrasti būtent savo žmogų, kad jis tiesiog gerai jaustųsi, kaip tik įmanoma, su psichologu kalbėdamas, pirmą kartą atėjęs.
Geras klausimas čia. Ir vėlgi, kiek žmogus turi gerai jaustis su psichologu kalbėdamas, nes psichologas skatins pokytį, bus to pokyčio akceleratorius, ar ne, ir tada žmogus nenorės pokytis, pasipriešinimas, ar ne. Bet iš tikrųjų, pasidomėti, taip, tai tikrai, psichologijos mes gal turim vieną tą mokyklą, ne, psichologija yra ir psichologija, kaip mokslas, kaip šaka taikomoji, kaip sritis. Yra psichoterapijos gal daugiau mokyklų, kurios gali būti visiškai skirtingos nuo kognityvinės elgesio terapijos iki psichodramos ir taip toliau. Trumpai labai kuom skiriasi psichologija nuo psichoterapijos? Psichologija tai yra mokslas, psichoterapija yra tik tai vienas iš kažkokių tai, jeigu mes kalbam psichologo darbą ir psichoterapeutų, tai psichoterapija galbūt reikalauja daugiau kažkokių gilesnių kažkokių tai pokyčių, ar ne, ir gali būti ilgalaikė. Psichologo konsultacijos kartais vienos užtenka, ne, kad gautum kažkokių tai įžvalgų. Ir remiasi labiau ne kažkokia tai teorija viena, o mokslu. Ir aš nežinau, per psichologijos studijas bandžiau suskaičiuoti, turbūt teko pačiupinėti daugiau negu 100 teorijų. Psichoterapija tai yra viena teorija ir gili. Supratau. Tai čia reikia turbūt surasti visų pirma asmenybę. Daug psichologų vis tiek apie save komunikuoja, reiškiasi socialiniuose tinkluose, laidose, kurį patinka, kurį inspiruoja, kuriam save patikėtumėm. tą pokytį įgyvendinti, ne, kita vertus ir apie tas mokyklas pasidomėti, jeigu vis dėlto yra ir psichoterapeutas, ne, nes visai skirtingi metodai. Vieni gali būti racionalizavimas ir per mąstymas galima, kiti per elgesį, ne, kiti vėl per vaidybą, kaip kokia psichodrama arba monodrama. Tai tokio vieno sakymo kaip ir turbūt nėra, bet domėtis, skaityti, domėtis ir atsirinkti, kas tinka. Bandyti surasti savo psichologą galbūt nėra labai lengva, nes mūsų nėra mažai, pasirinkimas didelis, tai pataikyti taip iš karto gal ne taip paprasta. Bet turbūt verta. Jeigu jaučiam poreikį, tai žinoma, nebūtinai, kad kiekvienas turim turėti savo psichologą, tai tam vos nemodernė. Jeigu yra poreikis, tai žinoma, tai reikia realizuoti. Ačiū. Dar galim kokį palinkėjimą. Naujų metų progą žiūrovom klausytojams. Tai jeigu kokias rezoliucijas pasirašym, tai linkiu jas įgyvendinti. Labai gerai. Šarūnas Mačiulis, FTMC organizacijos psichologas, buvo mano pašnekovas. Aš Simonas Bendžius dėkoju už jūsų dėmesį. Čia FTMC tinklalaidė Tai ką jūs ten darot, Ovidijus Žalys, garso ir vaizdo operatorius. Taigi dar kartą su naujaisiais metais, su kalėdiniu laikotarpiu ir iki kitų kartų.